Labas rytas visiems. Šiandien yra 3 diena. Ane? Nubuvom. Čia kalnuose, tuoj vaizdelis, pažiūrėkit, koks tai. Va. Gėlytės gražios. Vieta tai gerai. Mieguojam aukštyje 2100, o leidžia žmonės. O mes dar, mūsų palapinykė. Reikėsim. Nuvažiuosim ten iš. Vėjas buvo tai. Pats atrodo, sustriukė dabar šindotai, biškį tas vėjas kalą. Nu ką, reikia ruoštis po biškį ir judėsim toliau. Ten žmogeliukai, mes nuo ten ir leidomės, o kokias grupelės matos eina. Vaizdai tai, nežinau kiek kartuosiu tą dalyką, bet nežinau. Vaizdai tai nerealūs. Dabar turėtumėm pasiekti Šapio. Le Šapio. Jeigu tiksliai šitariu. Kiek avių, žiūrėkit. Ir vienas asilas tarp avių. Nu, turi bandoj būti asilas. Ta tikrai prasme. Visi suštampuoti, galvau, kad 7 tai visur, bet čia bus greičiausia L raidė. Tai gal savininko toks kaip numeris, ar ne numeris, o tiksliau žymėjimas, nes raidė čia. Be. Kažką kramta, gumą kramta. Nes žolės nebeturi jos. Galėtų pakeisti, va, dislokacijai biškį aukščiau pakelti. O dabar pareina tą čekį. O mes einam į Le Šapio. Kem 5 minutės. Dabar esam jau nusileidę 1796. Galvojau, kad čia bus Šapio jau. Bet kaip apgaulinga, va, viskas yra. Mažai tų žymėjimų čia. Negaliu savęs pafilmuoti, nes čia daug visokių kliuvinių. Dar nugarmėsiu žemyn. Bus baigtas kelias. Tai jau geriau žmonikę pafilmuoju, nes vėlgi senis kanalas tai nėra. Vien grinai mano, jis yra mano daromas, bet daugiau susijęs su visa mano šeima. Tai, kad nebūtų papildomai klausimų, kodėl vien ją filmuoju, žmoną, ar dar ko savęs nefilmuoju. Kaip išeis, taip pafilmuosiu ir savį. Šiandien vėjas didelis. Takeliai. O čia buvau pasižymėjęs, kad miegosim, bet neišėjo. Jau prie padėjom. Čia toks kaip ir kempingas yra, matot, palapinėms pasistatytam vietos. Restoranas, baras. Nežinau, valgyti nevalgysim, bet kavos, jeigu bandelė bus dar kažkokių, pasimsim. Interneto ryšio nėra. Žymėjimas irgi toks. Žemėlapį turim, bet jau toks labai silpnas. Pasiėmėm ten veltui dalino. Turizmo agentūrai, tai biškį klajuojam. Greičiausiai antais mato žmonės eina ten. Ten mes turėjome eiti, mes esam kitoj pusėje tarp Peklėšio, vienu upė tam tik. Nu, pažiūrėsim, gal ten eis išeit. Bet nuo kur nuo Le Šapio pradėjom. Tiek autobusai važiuoja, va šitų kelių, kur einam. Ir ten tas maršrutas, man atrodo. Nurodė, kad vis tiek išlendam į tą patį miestelį.
Čia, kad paieškom žmonės va taip haikina, tai vienetai. Autobusai nespėjo vežiuoti, tos maršrutkės tokias pailgas, meras nespėjo vežiuoti tos turistus. Tai irgi įdomi, kaip jie eina aplink Mont Blancą. Taip ir einam aplink Mont Blancą, kad praeina kažkokį ruožą, sėda, nuvežai. Matėm irgi vėlgi sudėti lagaminai pas kitus kelioniniai. Viešbutukuose atskrenda, atveža nuo aerouosto, apsimauna batukus, kuprinikę mažykę, pašau. Haikintojai. Na, nesvarbu, vis tiek, juda. Gerai, sporto sveikata. Mes tikiuosi praeisim, nevažiavę. Esame va kaimelė La Ville de Glacier, 1790 altitudė. Mes eisim dabar ten, vėl pulsime kažkur tais, Kalnų perėja turėtų būti. Bet jinai bus dar didesnė nei vakar. Nežinau, kaip pavyks. Einam, žiūrim. Sakarių banda. Nežinau, ar girdisi jums. Tie skambaliukai, varpeliai. Varpai ten, ne varpeliai. Ta Mont Blancas. Čia kylam. Bijau lietus, kad pareina. Įsinuomavom tokį kaip albergį, ar kas čia. Dušas, plausant Mikutę. Kambariukai, 2 lovytės. 195 eurai. Maistas tai, na, įeina maistas, vakarinė buvo ir pusryčiai jais. Nu, vakarinį vertinčių 10-balę sistemą, tai 8 tikrai duočiau. O už šitą kambariuką tai duočiau 10 balių. Nėra zėčių nieko. Nu, 5, gal 4 netgi. Čia jau esam Italijoje. Kirtomės tą perėją. Ten buvo žiauriai sunku. Jo, einant nuo Les Chapeux, kylant į Kalnų perėją, tai Prancūzija ir Italija, ta dabar aukščio altitudės nepasakysiu. O gal tiesas ir sako žmona, 2,5, ten 6 su biški. Bet pakliuvom į tai, kad aukščiau lipam, buvo ir debesis, visko. Ir paskui užėjo stiprus žiauriai vėjas. Tai dedikuoja ir jeigu liks vėresnai laikai, tai bijai, kad tu nueisi į šoną. Tu ant save turi ant tiek būti susikoncentravęs, negali būti iš vis atsileidęs, atsipalaidavęs. O dar su tuo vėju dar, tai lietus. O tas lietus, tai nežinau. Tai jeigu duoda į veidą, tai plus vėjas, plus liūtis, tai tiesiog kaip suada tą badą tas lietus. Taip. Tai vienu žodžiu, užsidengęs kapišoną, aš tik žiūriu į taką. Kad matyčiau, kur yra takas, nes, nu, sakau, neįmanoma. Va taip. Rytoj gal bus lengviau. Rytoj daeisim gal. Kirsim
į Šveicarijos pusę. Nu, neaišku, čia pas mūsų tikslai užsibrėžėm daug, bet kažkaip nedainam, bet šiaip dienom praeinam gan nemažus maršrutus. Viską sukelsiu. Būna taip, kad navigacijos neveikia, niekas neveikia. Ten, nežinau, kaip ten tą Strava man sukels, tas visus dalykus. Nu, bet parvažiavęs į Lietuvą, viską pasižiūrėsiu, sumontuosiu ir parodysiu. Nes kiek aš esu nagrinėjęs visą tą Mont Blancą, metus laiko prieš važiuojant, tai vienu žodžiu, mažai ką mačiau, ką mes patys pamatėm šiandien ir patyrėm. Nes visur labai gražiai, visur eini su vėjeliu, gražiai čiki-piki, restoraniukai ir taip toliau. Nu, nėra taip. Ten labai pagražinta. O dėl iššūkio, tai praeitais metais ėmėm piligrimo kelią, tai tas Mont Blancas, tai, nu, jie rašo, kad jis yra sunkaus levelio to vadinama. Hard style, ar kaip tenais. Nu, bet žiauriai sunku. Tai kas esat praėję, tikrai lenkiu galvą vienareikšmiškai. Iki kol kas. Labas rytas visiems. Šiandien yra 4 diena. Čia miegojame. Vaizdai. Pradėsim toliau žygiuoti. Vėliavos Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos, bet esame Italijos pusėje. Šiandien gal pasieksim ir Šveicariją, neaišku. Įdomi čia ne smėlis, o tokia uoliena. Kieta. Rankose lazdos. Dar turiu pafotkinti su telefonu kartais, karts nuo karto. Ir dar kamerikė ranką. Neturiu diržo ant galvos. Bet ir nereikia gal. Vakar tai nebuvo galimybių net pafilmuoti, net paveiksluoti. To keliutis buvo su vėjim, kad nežinau, vos ant kojų laikais. Bonjour. Jo, oras šiandien geras. Tikiuosi lietaus nebus. Nes vakar davė per ir smegenis, per kūną, per viską. Netoli jau buvo palūžimo ribos.
O, labai gera informacinė lentelė. Dar tokios nemačiau keli. Nu, gal kažkam ir padeda. Čia nežinau. Bosco Levizeil. Nu, itališkai. Po truputį užeina taip linuoti. Nežinau, ar matysis. Puškuojam. Lėtai puškuojam, bet užtikrintai. Įsilinuoju visai, ko labai nenorėjau. Ai. Ten antais tunelis tas. Ir po ten to kalno nuvažiuoja, bam, į Prancūziją. Kaimelis, nežinau, ar Courmayeur primiestukas toks, nes čia kaimelis baigis, kis prasideda, bet turbūt jau Courmayeur. Ma sei da solo? Sei da solo?
atėjom į viešbutį Centralę, kur Majorė. Atėjom vien dėl to, kad įsidžiovinti visus rūbus, nes buvo šlapi kiaurai, tai žmonos ir mano mažiau. Vienu žodžiu, toks kambariukas, žiauriai patiko, labiau patiko nei prieitam. Lovikė, viskas išdėliota, džiūna. Žiūrėkit, kaip viskas. Kojinikės, kelnikės, kokio purvinas. Ir va visas. Maikės, maikutės. Pavarbankai kraunasi, nes buvo irgi jau mirę. Vis. Aišku, dar čia netgi, žiūrėkit. Batai, maikutės. Vaizdas va. Fainai.